Kągi, pratęsėm reportažą iš mokyklos vidaus, mes esam kaip tik, kur čia esam, Kęstutis, kur Kęstutis, nubėgo pirmo aukšto įėjimas, va, kaip matom, kažkada po metų bus labai įdomu šitos vaizdus, aišku, sulyginti su realiais, va. Čia kažkada tai bus liftas, ne kažkada tai, o pakankamai greitų metų. Liftu galima bus užvažiuoti viršų. Va. Kęstutis, sveiki. Sveiki, Kęstutis, dar kartelį, taip, tai kur mes čia esam, kas čia dabar prieš mus? Matom liftas, dar pasikelt negalima. Čia bus biblioteka. Biblioteka? Pirma aukšta. Čia laistukai reiškia. Aha, tai va, tai mes vadinasi. Skolas toks, čia pasiaukščiaus ir ten stogas. Mes esam mokyklos bibliotekoje. Čia stogvardis. O šaunu klausyti. Darbai. Valgykla aktų salė. Čia valgykla aktų salė. Ten yra vidinis kiemukas. Čia tiesiog pagrindinis įėjimas. Pagrindinis įėjimas mokyklos. Na ką, lipam į viršų pažiūrėti, kas aukščiau daro. Sunku patikėti, kad prieš kelis mėnesius iš vis buvo plynas laukas, ne? Jo, plynas laukas, tai dabar jau persvaros sporto salės, persirinkimo kambariai. Persirinkimo kambariai, o va, mes ateinam į sporto salę. Oi, saulė čia mums labai maišys papilmuoti normaliai. Atsiprašau, atsiprašau, o, neįleidžia. Įmes pirmą kamuolį į krepšį. Sporto salė antram aukšte. Va, sporto salė. Didelė, graži. Bus. Apačia po sporto salė. O apačia bus pagrindė dirbtuvių klasės, darbų kabinetai. Darbų kabinetai dirbtuvių klasės po sporto salė. Aišku, o čia va biblioteka, antras aukštas biblioteka. Tu klausyk, kokybė atrodo tikrai viskas, klausyk, Rimai? Nu, ar ne? Jau, kaip sakoma, didžiai muitinė, čia jau geriausi rezultatai, kas yra. Pradžiai buvo prašiau, jo? Teko pridėti ranką. Teko, čia jau kabinetai klasės, du įėjimai dvi klasės. Ai, čia dvi klasės. Vaizdas tenai. O, kaip gražu. Jau kabeliai sudėlioti. Grindys betonuosis ir persvaradavo. Skerpinė dedasi ir taip, kad čia kas bus? Klasės. Klasės. Dvi klasės, viena ir... Sistemas traukia. Super. Dvi klasės. Romai, vieną tavo vaikamą, ne? Visiems. Ne, dvi, bet skirtingai. Tai kągi, tokia tai antra dalis reportažo ir kaip matom, viskas tikrai atrodo perspektyviai. Kiek sakė patys statybininkai, praeitą savaitę buvo tam tikras susirinkimas savivaldybėje ataskaitinis, tai šioks toks atsilikimas nuo darbų grafiko yra, bet dabar jisai neturėtų turėti įtakos galutiniam darbų terminam. Kęstutė, vat kolegos savivaldybėje minėjo, kad biškį atsilikimas yra nuo grafiko. Nu, bet mes patys savo kartelį šiek tiek buvom užkėlę, tai mes dar tą rezervą, sakykim, tik kaip ir turim. Buferį? Jo, buferį. Aišku. Nu va, smagu, kad dar, tai, žodžiu, visgi pagal dabartinės, taip kaip dabar atrodo viskas,
Tai viskas turėtų būti užbaigta tai rugsėjo 1 ateinančių metų. Štai čianais vidinis kiemelis, kuriame turbūt klėgės vaikučiai jau kitais metais. Tai tiek ir iki naujų susitikimų.